Aš čia truputėlį taip atsiremsiu. Tai smagu, kad pakvietėte pakalbėti. Šitas ciklas apie žmogų įdomus, man neteko dalyvauti kitose dalyse, bet dabar pakvietė pakalbėti apie šią temą. Na nežinau, čia nais taip pataikė, nepataikė, ar čia kaip pasiekė kalba, kad šita tema teko kalbėti nemažai teisėsaugos institucijose, pats dirbu policijos kapelionu jau porą metų ir apie teisingumą, teismą, žmogaus, Dievo, kas tai per reiškinys ir per fenomenas, nemažai teko kalbėtis ir su pareigūnais, ir su teisėjais. Ir, na, jūs jau, sakyčiau, taip jau tokį galutinį produktą mūsų dialogo gausite ir tokių apmąstymų, tokių, na, kelionės tokios gražios, kurią, sakyčiau, pradėti reiktų nuo tokio, jeigu suformuluota mūsų tema žmogus teisiamas ar teisiantis, tai teismas, pats veiksmas yra teisimas. Ar jį teisė, ar jis teisė, ir kas yra teismas kaip procesas. Teismas yra, tiksliausia, ką galėtumėm turbūt pasakyti, yra bandymas atstatyti teisingumą arba teisybę, bet bandymas. Nes tai yra procesas, kuriuo yra bandoma atstatyti tai, kas sugriuvo. Biblijoje šiandien aš remsiuosi biblinę sampratą, kuri nėra, taip sakant, mums šiandien kasdieniškai, suprantama lengvai, priimtina, nes pagal Bibliją yra Biblijoje ir šiandienio teisingumo arba teisėtvarkos, šiandienio teismo įvaizdis, bet jisai apibrėžiamas kaip labai netobulas teisingumas, netobulas teismas. Mes, kai kalbam apie teisimą, įsivaizduojam, yra teisiamasis, yra teisėjas, arba yra tas, kuriam padaryta skriauda, tas, kuris padarė skriaudą, ir teismas kaip įrankis. Teisėjas, advokatai jau kaip institucija. Trečias asmuo, kuris sprendžia, kuris duoda verdiktą, tarsi ar ne. Ir šis procesas Biblijoje turi netgi pavadinimą, šitas teismas, toksai jau klasikinis, galim sakyti, teismas. Ir jis vadinamas žodžiu, hebrajišku žodžiu mišpat, kuriame dalyvauja visuomet tryse – teisėjas, skriaudėjas ir nuskriaustasis. Ir šis teismas visuomet yra baudžiamasis teismas. Kodėl? Todėl, kad įvyko kažkoksai incidentas, kažkokia skriauda ir reikia trečio asmens, kuris įsikištų. To jau paaiškinsiu, kodėl šis teisingumo ir šis teismo modelis Biblijos yra netgi smerktinas, nes taip neturėtų būti. Neturėtų reikėti trečio asmens, nes Biblijai vis tik svarbiausia, Šventajame rašte svarbiausia yra santykis ir biblinis teisingumas neatsiejamas nuo santykio. Biblijoje teisinga yra tai, kas atveda žmogų iki susitikimo su Dievu arba kitu asmeniu. Ir čia yra tobuliausias teisingumas vadinamas riv, toksai žodis hebrajiškas. Riv teismas, kuriame dalyvauja dviese, tik du asmenys. Tas, kuris padarė skriaudą ir tas, kuriam padaryta skriauda. Riv teisme teisėjo vaidmens imasi tas, kuriam padaryta skriauda, eidamas prieš skriaudėją ir sakydamas, bandydamas laimėti brolį, bandydamas laimėti santykį, sakydamas, brolau, man padarai skriaudą, tokia ir tokia, ir tarsi ragindamas jį atgailauti, ragindamas jį atitaisyti savo klaidą, bent jau atsiprašyti. Riv teisme dalyvaujama dviese ir jisai, tobulas teisingumas, kuriame žmonės eina į dialogą, į santykį ir šiame teisingume, šiame teisme tobuliausias išeitis, kad kaltininkas pripažįsta savo kaltę, stojasi prieš tą, kuriam padarė skriaudą, bando ją atitaisyti tam, kad išliktų santykis tarpusavio. Teisiniai sistemui šiandien mes to neįsivaizduotumėm, bet tai labai akivaizdu šeimoje, pavyzdžiui. Mes vis dar turim išlikusi riv modelį šeimoje. Aš jums papasakosiu iš savo vaikystės. Paprašė mama nežaisti su kamuoliu kambarį, nes daug vazoninių gėlių. Paprašė. Tai gerai, kad paprašė, žinai, bet pagunda stipresnė. Išėjo mes su broliu, davai, paspardom, žinai. Aišku, sudaužėm ten į vazoną viską, ten tas žemės surinkom visur, tenais mama grįžta ir
stojasi prieš mus, klausdam su klausimu, na, ar aš jūsų neprašiau? Prašei ir mes jau suprantam, kad jau, nuleidai, kad buvo prašyta, jau prasidėjo teismo procesas, gerai. Jau dabar mes kviečiami pripažinti savo kaltę. Ar buvo kalbėti, vaikeli, kodėl tai padarei, ką padarei? Ir nejučia, kaip tas, kuris kaltininkas, nejučia man pradeda riedėti ašaros ir aš suprantu, kad tai buvo jau aš savo vykdau bausmę. Aš save baudžiu. Savo kaltės akivaizdoje aš jau savo vykdau bausmę, nes man skauda dėl to, ką aš padariau, dėl savo neteisumo. Man skauda dėl mano neteisybės. Aš pripažįstu ir va tos šeimoje labai dažnas atvejis, kai stojasi prieš nuskriaustąjį ir suprasdamas, kad tu nuskriaudėjai jį ir tas skausmas, va pripažinimas savęs yra riv. Tikrasis riv, kuris veda į santykį, veda į susitaikymą, veda į tarpusavio ryšį. Dabar kodėl mišpat, tas dabartinis mūsų teisėtvarkos ir teisingumo modelis Biblijoje laikomas netobulu? Nes tai yra uždaras bausmių ratas. Man padaryta skriauda, skriaudėjas to nepripažįsta, aš einu pas trečią asmenį ir prašau, kad jam padarytų panašaus svorio skriaudą. Mišpat teisme nukentėjusių yra ne vienas, o du. Šiame teisme visuomet bus du nukentėję, nes trečias asmuo, teisėsauga, institucija, kad ir kas tai būtų, visuomet ateis įvykdyti tolygios bausmės, neva lygybė yra teisingumas, bet tai nėra tolygus žodžiai. Teisingumas nėra apie lygybę. Teisingumas Biblijoje yra apie santykį, o ne apie tai, kad jeigu man tiek skaudėjo ir tau turi tiek skaudėti. Jeigu aš tiek netekau ir tu turi tiek netekti. Ne apie tai visai kalba eina. Ir viena populiariausių žydams labai aiškiai suprantamų Evangelijos ištraukų, bet mes tarsi nežinodami šitų teisėtvarkos jų modelių ir supratimo, riv ir mišpat, Seno testamento kontekste, Jėzaus kai kurias ištaras mes kartais, tai praleidžiam pro akis arba pradedam moralizuoti ne į tą pusę, ar žiūrėti, o viena ištara yra visiškai paaiškinanti tai, ką aš čia pabandžiau jums pradžioj atskleisti tas dvi sampratas. Tai Mato Evangelijos 18 skyriuje mes skaitome, jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie 4 akių. Daryk jam riv. Stokis į teisėjo vaidmenį, jei tau nusikalto, bandyk laimėti savo brolį. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. Didžiausias teismo apdovanojimas, didžiausias teisingumas įvyksta tada, kada išlieka santykis. Tu laimėjai brolį. Visame kitame tu jį praradai. Žinot, kaip teisme šeimom į gerklės puola. Baisus procesai prasideda. Jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad byla remtųsi 2 ar 3 liudytojų parodymais. Tada jau mišpat, tada neįvyko tobulas teisingumas, eikime prie antro žingsnio. Vis tiek kažkas turi įvykti, kažkas turi pasakyti, nes tai irgi yra proga. Nesakau, kad nėra demonizuojamas ir nėra visiškai blogis mišpat. Mišpat yra vis tik bandymas vis tiek atitaisyti teisingumą, bet šiandien teisėsauga ir tas teisingumas yra apie moralinę ten atstatymą, apie kažkokį skriaudą ir visai pamiršta pati esmė, kad tikslas yra, kad žmonės susitaikytų. Ir teismo procesas paprastai šiandien žmonės labiau sukiršina, nes aš nevertas tokios bausmės, anokios bausmės, ten prasideda advokatai, visokie įstatymai ir labiau teismas sukiršina žmonės, prarasdamas savo kaip teisingumo, tokio kaip moralinės vertybės, teisingumo matą, tą svorį. Ir jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai, bendruomeniai, o jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Dėmesio, čia yra labai įdomi vieta, nes labai dažnai interpretuojama klaidingai, neva pagonis ir muitininkas yra blogi. Pas ką Jėzus dažniausiai ėjo? Pas pagonis ir muitininkus. Pas juos kvietė, jų artimai.
Tai tas pasakymas, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas, tebūnie jis prioritetas evangelizacijai. Jeigu jis nieko neklauso, jo sielai gresia mirtinas pavojus. Jisai labai toli nuo teisingumo, labai toli nuo santykio su tavimi. Jis tau prioritetas. Bendruomeniai prioritetas. Pačius silpniausius statomi pirmą vietą, jis su nieko nesutinka. Ką galime daryti, kad išgelbėtumėm, nes jis pražudys save. Šitą laikyseną jo. Jisai kaltas, to nepripažįsta ir dar akis drasko ir viską. Ir tai jam atneš tik dar didesnį skausmą, mes turime kažką daryti. Tebūnie jis tau pagonis ir muitininkas, tai jisai pirmoj vietoj tau evangelizuoti. Jisai pirmoj vietoj, pas jį pirmiausia, visi turim dabar susirinkti atskirą susitikimą daryti ir klausti, ką galim daryti dėl šio brolio, kuriam taip sunku, taip blogai, kad jis elgėsi kaip pagonis ir muitininkas ir turime jį gelbėti. Turime jam padėti, turime jam skelbti gerąją naujieną. Tai šita Evangelijos vieta, būtent žydų jinai yra akivaizdu, tai yra Riv ir Mišpat, du tokie bandymai, kai Jėzus sako, vykdyk pradžioj, pradėk nuo tobulo teisingumo, laimėt stenkis savo brolį, o jeigu nesiseka, tada jau bandyk antru keliu, Mišpat keliu, kviestis antrą ar trečią, kad tas padėtų. Na ir įmanoma, kad kitas žmogus objektyviau pažvelgęs pasakytų, na gerai, žinok, man atrodo, tu esi kaltas ir žmogus, nu gerai, kol dviese ginčijame sunku, bet jeigu kitas sako, gali ir antras žingsnis žmogų atvesti į atgailą, gali ir trečias žingsnis atvesti žmogų į atgailą. Tai iš esmės dar apibendrinant šitą ištrauką, tai labai gražiai pasakoma, kad ne vienas yra žingsnis susigrąžinti brolį. Tobulas ir tokie tarsi hierarchija. Tobulas teisingumas, į santykį vedantis teisingumas. Kalbamės mes su policininkais šitą temą ir jie sako, Paulo, tai mes labai netobulo teisingumo, nes mes einam skriausti antro, to, kuris jau padarė skriaudą. Tai jau atvažiuojam į įvykio vietą, jau vienas yra nuskriaustas ir mes turim nuskriausti antrą, ne? Jį nubausti, išvežti ir jo sakau, ir tada tas antras, jis tada nešiojas pyktį ant ko, ant teisės saugos. Tada jūs kalti, dar kažką blogai padarai, apeliuoja, tada jau tu teisme, jau pareigūnas teisme, panaudoja jėgą, dar kažką padarai. Ir tada tas ratas sukasi. Jisai visuomet toks ciklas gaunasi toks begalinis ciklas, smurto. Netobulas teisingumas visuomet iki vienokio ir kitokio smurto žmogaus prieš žmogų. Ir smurtas yra nesantykio išraiška arba nemeilės išraiška. Tai su jais kalbam ir sako, tai ką mums dabar daryti? Tai sakau, tai kai atvažiuojate į įvykio vietą. Sakau, argi ne visiems yra geriau, kai susitaiko? Jūsų prioritetas, kad žmonėms, kiek reikia psichologinių žinių, kiek reikia tokio empatijos. Sakau, tik ir jums geriau, kai susitaiko įvykio vietoj, nereikia protokolo rašyti, mažiau popierizmo, nereikia to daryti, kai vyksta tobulas teisingumas ir apsikabina abudu, ir jūs važiuojat namo, tai nesakot, kad, veltui čia mus kvietė, nesakot, ačiū Dievui, nereikėjo to popierizmo ir nereikėjo mums vykdyti kažkokio veiksmo daryti, nereikėjo mums rodyti autoriteto galios, kad mes kaip teisingumo institucija turime galią, turime autoritetą vykdyti kažkokią tai bausmę dabar tam. Ar tai būtų laisvės atėmimas, ar tai būtų areštavimas, ar dar kažkas, tai ir įvairių ten tų formų yra. Ir visuomet žmogus tada jau vėl kaltins tą, kuris jį skriaudžia ir vėl atsiranda antras teismas, nuskriaustasis, skriaudžiamasis ir sukasi. Tai tėčiai ir mamos daro Riv šiandien ir dar viena labai išlikus aiški Riv forma yra išpažintis iš tiesų. Tai vienintelė turbūt tokia biblinė teisingumo išraiška likusi mūsų maldos gyvenime, mūsų sakramentiniam gyvenime, nes išpažintis atrodo kaip, žiūrėkit. Išpažintyje tu esi kviečiamas netgi savanoriškai pripažinti Dievo akivaizdoje, kur gyvenai nemeiliai, kur jautiesi, kur yra kaltė, tavo kaltė, skriauda, kur sugrioviai santyki su kitais žmonėm, kur sugriuvo santyki su Dievu, žmogus klaupėsi ir daro savo teismą, daro savo Riv.
tobuliausias kvietimas buvo Jėzaus ant kryžiaus. Žmonijai visai, jis kviečia žmoniją, kabodamas nekaltas ant kryžiaus, kviečia žmogų prieš jį atsistojusi daryti riv, daryti atgailą. Sakyti, ir aš prie to prisidėjau, ir aš prie to prisidedu. Kristus daro riv žmonijai iki šios dienos, o žmogus atsistojęs save teisę, savo neteisumo, savo nesantykių ir savo nemeilės akivaizdoje. Tobula reforma. Taip pat pasižiūrėjus biblinius pavyzdžius, tobula teisingumo forma, kurioje svarbiausioje vietoj kas? Santykis. Nes einam ir sakom, kur nemylėjau Dievo, kur nemylėjau kitų žmonių, kur nemylėjau savęs, kur nemylėjau kūrinijos. Santykis su tuo, kas aplink mane, turi triumfuoti. Nelikti to, kas skiria, ir tik tada galim išgyventi komunijo. Genialiai bažnyčios sudėliota ta pasaulėžiūra, kuri visuomet atves iki santykio su broliu, su Dievu, su savimi ir su kūrinyje. Visuomet į komuniją, į vienybę. Per ką? Per riv, per savęs supratimą, kad aš netobulai myliu, Dieve papildyk, ko trūksta mano netobulai meiliai. Paimk ant kryžiaus tą netobulumą ir aš galėsiu būti vienybėj su tavimi. Tobulas riv, teismas. Ir sakau, man dažniausiai taip pat, kiek su žmonėm tenka bendrauti, tai labai šeimose, netgi tie, kur nepraktikuoja labai savo religijos, kurie gal ne kas sekmadienį į mišias eina, bet savo šeimose sako, mes atpažįstam. Su šeimom dirbu labai daug ir sako, atpažįstam, tas žvilgsnis, arba tas klausimas, kodėl tai padarėjai vaikams, ar ne, ir stotis, ir sakyti, ir net kartais ir klausti nereikia, žvilgsnis, ir vyro ir žmonos vienas prieš kitą žvilgsniai, kur iš karto, pasakyk, kas yra, nes jaučia vienas kitą, kad vienas jau daro savo riv, akivaizdžiai ir neakivaizdžiai, jaučiasi kaltas, vaikšto su kažkokia kalte ir ją verbalizuoti labai sunku, stotis prieš tą, kuriam padarei skriaudą vienaip ar kitaip. Tai kodėl šeimoje jisai išlikęs, nes šeimoje visuomet bus svarbiausias santykis tarpusavio. Bet mes to nebeieškom savo bendruomeniai, savo kultūrai, savo, kaip sakyti, visuomenėje, visuomeninės institucijoje negali, ir netgi ne tai, kad negali, labai sunkiai galėtų egzistuoti riv teisingumo kažkokia tai institucija, kurioje, ir aš tai sakyčiau, kad čia psichologų turbūt darbas yra toksai žmogų atvesti iki suvokimo apie savo veiksmus, savo veiksmų pasekmes. Tai dažniausiai, kad žmonės, kurie pradeda gilintis į savo sprendimus, savo emocijas, jie pradeda suprasti savo veiksmų pasekmes, už jas atgailauti arba kažką tai keisti savo gyvenime. Tai čia tas tobulas teisingumas vedantis į santykį, jis egzistuoja tam tikrom apraiškom ir formom mūsų visuomenėje, bet tai jau tikrai nėra tas teisingumas, apie kurį per se kalbėtumėm kaip apie teisėsaugos instituciją, apie tą fenomeną, kuris turi atstatyti teisybę. Nes teisybė tai šiandien yra lygybės ženklas, ar ne? Kad teisinga yra tai, kas lygu. Jeigu man tiek skriaudos ir tau tiek skriaudos. Ir praradusis, teisingumas yra praradęs santykio plotmę, santykio tam tikrą dimensiją. Teisingume mano širdis, širdį padedam į šoną, emocijas, jausmus padedam į šoną, kaip jautiesi, ir koks santykius padedam į šoną, čia psichologų ir kitų dalykus, mes šaltai, logiškai faktais pasverkime vieną ir kitą pusę ir santykis niekuomet netriumfuos tokioje aplinkoje, kurioje teisingumui bibliniam svarbiausia laimėti savo brolį. Laimėti. Žiūrėkit, ką darė pačioj karo pradžioj, dėl ko labai kritikavo popiežių, dėl ko kritikavo ir Zelenskį, ir tą patį, ir visus, dėl apeliacijų Rusijai, pavyzdžiui, apeliacijų tokių į sąžinę. Sako, mes tai turim tam tikrą patirtį su ta tauta, su tai žmonėm ir tarsi jau nurašė juos kaip sąmoningus galinčius suprasti, bet buvo bandymas, tikrai buvo aiškus bandymas daryti kažkokią riv apraišką, pavyzdžiui, popiežiaus, susitikti, į Maskvą važiuoti, susitikti su delegacija.
kalbėtis, kviesti atgailauti, atsižadėti savo karo veiksmų, atsižadėti šitos intencijos okupacinės. Ir buvo kvietimas, kur visi juokėsi, bet buvo bandymas daryti pirmas žingsnis, tobulą teisingumą. Ir Zelenskis lygiai tą patį darė. Kaip jūs, į motinas kreipiasi Rusijos vaikų. Į kitų, pabandykit suprast, kad tai, kas čia vyksta, ir galit sustabdyti tai. Savo atgailą, supratimu, suvokimu gali. Nepavyksta, antras žingsnis. NATO pagalba, Europa vienijasi, siunčia ginklus. Tada ir tai jau netobulas teisingumas, abi pusės, kare visi pralaimi. Kare visi pralaimi. Nes ten nesvarbus santykis, niekam nesvarbus santykis, ten svarbus kiti dalykai. Tai yra teismo forma, kur nesvarbu 2, 3, 4, 5, 16 dalyvių, ten visi pralaimės. Bet kuris prisilies, pralaimės šitą dalyką. Tai čia toks iš tokių šių dienų bandymų, tokių apraiškų, kur kartais pamatai, kai sąmoningai ir nesąmoningai bažnyčia bando daryti šitą žingsnį. Ir be abejonės bus kritikuojama bažnyčia, kai karui pasibaigus jinai bus pirma, kuri eis į Rusiją raginti, atgailauti, raginti ir kuri parodys gerumą dėl to, kad tebūnės tau pagonis ir muitininkas, nes tai bažnyčiai iki šiol prioritetas. Melstis, eiti, kažkaip tai dialogą, vis dar veikia tie, kur skambina Rusijai, ten jau aišku pavargo visi nuo karo vien temos. Dar kitas karas prasidėjo, dievaži, čia žmonės jau net nenori girdėti šito, bet tai vyksta. Ir visame tame turim nepamiršti, kad svarbiausias yra tas dalykas santykis. Ir tikrai, čia minėkit mano žodį, po karo bažnyčia smerks už tai, kad jinai pirmą žingsnį pagalbon, ne tik Ukrainai, bet ir Rusijai, net ir agresoriai. Kaip prioritetui, tam, kuriam reikia evangelizacijos, atstatyti mentalitetą, atstatyti širdį, atstatyti tai, ką reikia atstatyti. Tai va. Ir sunkumas RIF teismų yra tai, kad be nuskriaustojo geranoriškumo nebus įmanoma tikroji karo baigtis. Tikrasis teisingumas nebus niekuomet įmanomas. Nes čia abi pusės, žiūrėkit, mes kiek nešiojamės, kiek kartų jau nešamės sovietmečio žaizdas, už kurias sunku atleisti. Mano paties šeima yra partizanai, seneliai, kuriuos mačiau, kurių senelių broliams kryžius miške statėm sušaudytiems, kiti 12 metų atsėdėję, mačiau, kaip prie stalo verkė atsiminę, arba žiūrėdami į pasą, kad ten lietuvis parašyta, žodžiu. Ir tokie atsiminimai nėra lengvi, vis tiek užduodi klausimą, kas juos taip skriaudė, kas juos taip. Ir kartą aš jaučiuosi paveldėjęs tam tikrą pyktį į tam tikrą tautą. ir tai nėra lengva. Ir be to, be nuskriaustojo, be mūsų iniciatyvos, kad mes norime eiti į santykį vėl su tais žmonėmis, kurie mūsų skriaudė, be mūsų iniciatyvos tas teisingumas irgi neįmanomas. Turi norėti grįžti į santykį. Tai čia tėvai negali išsižadėti vaikų. Ai, tu mane nuskriaudai, tai dabar jau eik pats, gyvenk pats savo, žinai. Tai toks tarsi šeimos rate dėl to ir išliko RIF, nes tai yra vienaip ar kitaip grįžti vienas prie kito, su visų skausmu, bet grįžti vienas prie kito. Bet yra dabar visiškai laisvė ir galimybė ignoruoti to žmonės, tą tautą, palikti savo valiai ir sakyti, tu eik savo likimo valiai. Ir net nebandyti atstatyti santykio ar teisingumo, net nebandyti jokios teisingumo formos, jokios santykio formos. Ir tai yra pati baisiausia smerktis. Abiem pusėm, aš sakyčiau taip. Nes ir tas, kuris smerkia save žaloja, ir tas, kuris skriaudėjas jau yra padaręs skriaudą, tai čianais. Tai niekuomet tas teisingumas ir santykis neįvyks tik vienos pusės kažkaip tai iniciatyva. Nors troškimas įvykdyti teisingumą čia ir dabar labai gundantis, negalime pasiduoti kažkokiem savo spontaniškiem veiksmam arba savo įsivaizdavimui, kas yra teisingumas, kas yra teismas, kad čia ir dabar įvykdytumėm bausmę, nes čia irgi kita labai smarki pagunda. Čia pat atsistoti teisėjo vaidmenį, bet vykdyti ne RIF teismą, o čia jau ir budeliu patapti.
aš tau tuoj padarysiu ir bausmę, aš pasakysiu tau, kiek tau reikia atgailauti, kiek tau reikia, ką tau padaryti. Tai visuomet, kaip tik pameti iš akių santyki, kai tik pameti iš akių tai, kad teisingume turi triumfuoti mano ir tavo vėl ryšys atstatytas, tai labai greitai tas teisingumas subyra. Labai greitai. Ir ta pagunda stipresnė negu atrodo, ta pagunda pačiam vykdyti savo teisingumą, pagal savo matą ir savo supratimą. Čia irgi ateikime į šeimą, kur jau nėra suaugusio, 2 maži broliai muša. Aš turėjau brolį, tai žinau, kaip vyksta teisingumas netobulas. Aš tau, tu man, aš tau, bet aš tau tai dvigubai duosiu, žinai, ten aš tau ne tiek, kiek man, bet kad tu jau daugiau nebelystum, žinai, tenais ir... Tai tokie juokingi, paprasti šeiminiški, bet labai parodo, kad mumise spontaniškai kyla noras ir reakcija įvykdyti savo teisingumą, tokia tarsi gerai vėl dėti lygybę ženklą, jeigu tu man taip, aš legaliai, legitimiai galiu daryti tau lygiai tą patį. Ir vėlgi, nes santyki pamirštu, dabar mes išlyginkim svarstyklės. Ir kai pradedi svert bet kokį dalyką, Biblijos žmogus juokiasi iš tokio sprendimo, nes sako, tai neišmintinga mažų mažiausiai, o galų gale abudu nemato, kad abudu vienas kitą tik tai skriaudžia ir dėl šito negalės petis į petį stotis prieš tikrus gyvenimo pavojus, dėl kurių gali ir amžinoji mirtis kokia nors ištikti. Tai vat. Neinant per visą filosofijos istoriją, čia prisirašęs aš biškai gal ir per daug truputėlį. Beje, čia pas mane parapijoje yra tokia taisyklė, jeigu kunigas vėluoja, tai homilija trumpėja, tai žinai. Tai čia, atsiprašau, kad čia toks šiandien stichinės visokios, stichiniai dalykai ir stichijos gamtos ištiko. Tai apie patį blogį ir, tai kaip išgyvenam mes irgi kartais santyki, tai čia labai dabar gal plačiai paimsim, bet šventas Aurelijus Augustinas, jisai bandė spręsti šitą pačią problematiką žmogaus ir Dievo, žmogaus ir žmogaus santykyje. O kodėl, nuo ko prasideda viskas, tai blogio tarsi kildinimo santykių. Pradžioj ėmėsi tokios poliarinės strategijos, kad sako, yra viltis, neviltis, yra baimė, drąsa ir yra gėris, tai turi būti ir blogis, bet po to pats savęs neįtikino šito argumentu ir sako, nėra taip turbūt, kad čia tiesiog, kadangi yra gėris, privalo būti ir blogis. Ne, neprivalo būti blogis. Čia blogio tematikai labai neišsiplėsiu, ne apie tai šiandien, bet tai liečia irgi, kodėl įvyksta tas pirmas kažkoks tai agresijos, smurto, dar kažkoks tai veiksmas, vis tiek tai susijęs su tuo, nes neteisingumą arba nesantyki mes dažniausiai siejame su kuo? Siejame su nemeilė. Vienokiu ir kitokiu nemeilės veiksmu. Tai gali būti fiziologinė išraiška, verbalinė išraiška, dar kažkokia tai ir įvairių tų išraiškų gali būti, bet jeigu žmogus patiria nemeilę, patiria, kad jis yra skriaudžiamas, jisai vertas santykio, tame santykė dalyvauti negali arba yra apiplėšiamas nuo to santykio. Tai čia ir netgi su materialiais dalykais lygiai tas pats. Ir čia dažniausiai šiais laikais labai prisirišę prie materialių dalykų mes prarandame tam tikrą suvokimą, kad su žmogum, su Dievu santykis yra svarbu. Kalbant apie šitai. Tai Aurelijus Augustinas, pradėjęs nuo poliarinės tokios idėjos, jis vis tik tokių polių priešingybių idėjos, jisai vis tik keliavo ir sakė, negali tai būti. Ir vis tiek priėjo prie laisvos valios problematikos, kad bet kada santykyje stovime, kad ir su kuo, su asmeniu, su Dievu, su kitu žmogumi, stovime prieš begalinę būtį, kuri yra visiškai laisva daryti tau, ką nori. Jeigu mes santykyje, aš nekontroliuoju tavo veiksmų ir šitoj vietoj gali ištikti net baimę, taip iš tiesų suvokus, kurią labai gražiai aprašė toks žydų filosofas Martinas Buberis, tokiam aš ir tu dialogo principas, labai gera knyga, kurio jisai sako, šitame santykyje tas tu yra toks bauginantis, nes niekad nežinai, tu yra begalybė, kuris gali visiškai laisvai rinktis tau mylėti, atsakyti tavo meilę, arba gali rinktis nemeilę visai. Stovėti prieš tu ir sakyti,
ištiesta krūtinė, kad aš tavim pasitikiu, nes tu visiškai laisvas daryti man, ką nori. Ir vat iš tos laisvės, sąmoningai ar nesąmoningai, iš tos laisvės Aurelijus Augustinas ir kildina tam tikrą blogio kilmę, kad mes dažnai ir nesąmoningai, kartais ir sąmoningai mes padarome nemeilės veiksmą dėl egoistinių motyvų, dėl savo valios vykdymo, kai išsižadam Dievo plano ir sakom, aš žinau geriau, kaip turi būti, ir bandom vykdyti savo planą. Ir nuo asmeniško sprendimo iki bendruomeninio sprendimo tai visuomet baigėsi istorijoje katastrofa. Visuomet, kuomet žmogus be Dievo kūrė dangų, sukūrė pragarą visuomet. Kiek bandymų istorijų buvo sukurti dangų be Dievo. Visi kūrė tobulas valstybės, kurios baigės, ir tie kūrimai baigės genocidais, karais, žudimais, milijonais gyvybių. Visuomet, kuomet išsižadam objektyvios tiesos, gal net ne dievų, objektyvios tiesos ir sakom, aš geriau žinau, va čia yra blogio kilmė. Aurelijus Augustinas sako, išsižadi Dievo, dėl to jis ir šventasis sako, išsižadi Dievo, tai jau čia tame soste sėdi, jeigu ne Dievas, tai tikrai negalvo, kad sėdi tu. Tame soste sėdi mirtis. Ir tas sostas tikrai nebus niekad tuščias. Tai geriau jau leis Dievui karaliauti. Gražu, čia šitokią temą mes priėjome prieš Kristaus karaliaus iškilmę, o prieš metų pabaigą. Čia nesąmoningai, bet čia taip nunešė mane vėjai filosofijos. Ir vat, citata Aurelijaus Augustino. Dievas, norėdamas sukurti aukščiausią ir tobuliausią tikrovę, apdovanojo žmogų laisvę, kuri būdinga tik jam, tai yra Dievui. Baisulinga laisvė, kuomet galime net nesirinkti jos kūrėjo. Baisulinga tokia, yra hebrajiškas atskiras žodis, numinus toksai, kur kai pasišiaušia plaukai, kur Dievas yra numinus, jis yra baisulingas, jis yra tas, kuris šiurpą keliantis, ar ne, tai tokia baime, kad Dievas mūsų sukūrė tokius, kur turbūt jam pačiam šiurpą kelia, ką mes dar galim padaryti, nes mes laisvi, mes turime jo savybę, visišką laisvę, į kurią įeina, ir tai nebūtų laisvė, jeigu neįeitų ir nesirinkimas paties Dievo. Ir, einant taip, kadangi jau čia link valandos, kaip čia greit tripsta laikas pas jūs. Einant prie šitų, prie žmogaus jau, taip pat biblinį teisingumą jau išnarpliojom vienaip ar kitaip, taip tos du teismo proceso būdus ir du teismus. Tai einant prie paties žmogaus, nes ta tema vadinasi žmogus teisiamas ar teisiantis. Tai man atrodo, jau tam tikras išvadas pasidarėte, kad vienaip ar kitaip mes abiejose pusėse ir teisiami, ir teisiantys, ir netgi į save patį, į save pačius. Turime vykdyti teismą ir teisingumą savo patiems prieš Dievą. Tikras teisingumas susijęs su santykiu ir jeigu jau teisiantis ar teisiamas, tai klausimas su kuo visuomet. Nes žmogus niekuomet, jeigu yra toks biblinis teisingumo teismo procesas, visuomet bus klausimas, o su kuo tu santykio ieškai. Tai jeigu žmogus teisiamas Dievo pavyzdžiui, ar ne, tai svarbiausia tame teisme bus santykis su Dievu. Ir Dievas kaip teisėjas, ko gero atsistos su vienu klausimu. Na, tai ką padarei? Kaip mama ir tėtis. Tai kas atsitiko? Kurią mes turėsim galimybę jam pasakyti. Turim galimybę jam pasakyti. Tas, anas, taip, čia blogai padariau, čia blogai, čia jaučiu, kad čia nemeilė, 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 nemeilė. Čia sugriovau santykį ir to gailiuosi. Ir tą teismą vykdysim mes patys. Ir lygiai taip pat, kai mes nuskriaustųjų pozicijoje, leisti duoti galimybę skriaudėjui grįžti į santykį, nes čia yra irgi sunkus veiksmas, ar ne, kada mums padaryta skriauda. Mes turime imtis teisėjo vaidmens, bet ne savo teisėjo, o tokio, kur eiti ir sakyti, mes užduotą klausimą. Man skauda dėl to, ką tu padarei, ar supranti, kad skauda dėl to, ką tu padarei.
Leisti duoti žmogui tą galimybę atsistoti prieš jo veiksmų pasekmes, kurios sukėlė nemeilę, kurios sugriovė santykį, sugriovė pasitikėjimą. Ir aš net nežinau, kurioj pusėje yra sunkiau būti. Ar ten, kur, pasakyti, jo taip, durnas, atsiprašau, viską, tai čia, man atrodo, lengviau yra, nes pripratėmės, aš tai pripratęs prie to. Tai lengviau yra būti kaltu, nes, ir vėl, gerai, sorry. Čia, dabar ačiū, kad leidai suprasti, čia yra lengviau, negu kad skaudančią širdim eiti ir sakyti, turiu išlaikyti santykių su tuo, kuris man padaręs skriaudą. Čia jau yra rimtas sąmoningas apsisprendimas tikrai laimėti brolį, kaip Evangelijoje parašyta. Laimėti brolį, kad jis nebūtų teisiamas dėl to, ką padarė man. Jeigu išsispręsim, nereiks trečio, nereiks nei Dievo, nei policijos, nei teismo. Jeigu mes čia šitoj vietoj grįšime į santykį, į abipusę meilę, į pasitikėjimą. Ir tai šitoj vietoj geras būdas apie šitai galvoti, man atrodo, yra apie tą žmogus teisiamas ar teisiantis yra gal net taip apkeisti truputėlį. Žmogus kovojantis dėl santykio. Žmogus, kuris kovojantis dėl draugystės, dėl meilės kovojantis, bet kad nebūtų taip labai jau saldžiai ta meilė, kovojantis dėl to santykio, dėl kurio verta kovoti. Nes su tuo susijęs dar vienas, pabaigai galbūt taip vieną Evangelijos ištrauką dar, kad taip braškę ant torto uždėti. Jeigu atsimenate Jėzaus pasakymą, kuris irgi kartais interpretuojamas apie teisingumą, jeigu tave užgavo per vieną skruostą, atsuk ir kitą. Jeigu brolis paėmė iš tavęs marškinius, atiduok ir palaidinę. Žodžiu, būtent su šitu dalyku susijęs. Tada, kada patyriau skriaudą, aš duodu dar daugiau, einu vėl į tą patį santykį, kuriam patyriau skriaudą ir dar duodu viršaus, rodydamas, kad ir tas pirmas to žmogaus veiksmas, tai kas buvo skriauda, dovanoju, kad jis nebūtų už tai teisiamas. Jeigu pasirenku santykį kaip prioritetą, kaip tą realybę, į kurią noriu keliauti, net patyręs skriaudą, aš turėsiu būti pirmas, kuris dovanoju laiką, jėgas, pastangas. Pirmas, kuris turėsiu daryti veiksmą, ne tai, kad jisai turi eiti manęs atsiprašyti, jis turi eiti ir atgailauti. Ne, iš manęs pareikalaus. Aš jau nuskriaustas ir dar pareikalaus, kad laimėčiau brolį, kad parodyčiau, kad ir pirmas dalykas nelaikau už nuodėmę pirmo, nes jis už tai gali būti teisiamas. Aš rodau, kad ir pirmą dalyką dovanoju, einu ir bandau laimėti santykį. Einu ir bandau duoti dar viršaus, rodydamas, kad ir pirmas nėra skriauda. Tai čia labai graži dar, taip sakyčiau, ištrauka, kuri dar paantrina, tarsi, kad tas teisingumas vis tik turi atvesti į santykį ir tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas, kuriame kainuos. Kainuos visuomet mums, meilė visuomet kainuoja. Ir čia pabaigsiu tokiu pusiau anekdotų, bet tai yra iššūkis, kurį aš davęs, čia net nežinau, kur dėsite į internetą, bet čia gali atsirasti kokių gudručių, žinai. Aš savo parapiečiams esu davęs iššūkį, su pirmos komunijos šeimom aš dirbu. Ir sakau, jeigu jūs man parodot meilės, bet kokią formą, kurioje nereikia aukos, sulankstau sutaną ir einu iš kunigų, sakau. Bet ką, kad nereikalautų laiko, pinigų, pastangų, dar kažko, sakau. Bet kada norim parodyti meilę, mes aukojamės. Mamos, sakau, tėčiai, mylit vaikus, jo. Reikia anksčiau keltis, reikia kartais planus keisti, reikia laisvalaikį atiduoti, reikia. Meilė kainuoja. Ir jeigu nori parodyti kitam meilę, visuomet save apiplėši. Atims iš savęs laiką, poilsį, visuomet save apiplėši. Labiausiai save apiplėšė nesilaikė lygybę su Dievu mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris parodė tikrą meilę, kuris sako, man negaila dėl tavęs nieko ir netgi mirti, ką sako sutuoktiniai. Irgi, ar ne, vienas kitam tarsi, ir ne,
dabar tu man svarbiausias, tu svarbiau negu aš, dėl tavęs ir mirsiu, dėl tavęs ir tai ir santuokos sakramentas yra, dėl tavęs, dabar tu, gyvenime buvau svarbiausias aš, dabar būsi tu, aš slenkuos žemiau, po to bus vaikų, žinai, dar žemiau. Ir galų gale žmogaus likimas yra vis žemiau savo prioritetų skalijoje, vis labiau mirti dėl kitų. Na taip, jeigu tai pažiūri savo kasdienę logiką, dėl ko mes vis sunkiau ir sunkiau augant, nes vis dėl daugiau žmonių reikia mirti. Vis daugiau tam sąraše žmonių, dėl kurių mirti reikia, dėl kurių reikia aukotis, kuriuos myliu, kuriem negaila laiko, kuriem negaila santykio, dėl kurių aš laimėsiu. Vykdome tai, kas yra teisingum ir tai yra teisinga. Aš dėl to kenčiu, bet tai yra teisinga. Meilė yra teisinga. Dėl jos negaila nieko. Ir tai tikrai nėra sąžininga ar lygu, kad kodėl Dieve taip tokią meilę sukūrė, kuri kainuoja, ar ne? Tiek daug kainuoja. Bet tai yra teisinga, tai yra tai, kaip Dievas kviečia mylėti. Pats taip myli ir sako, ir tu pakviestas taip mylėti. Ir apverskit iš kitos pusės, pabandykit atrasti kokią nors meilę formą iš kito žmogaus. Mes irgi taip lygiai suprantam, kad mane myli, kada dėl manęs aukojasi. Ir mes tarsi, kitas kenčia, tu, kitas aukoja savo laiką, laisvalaikį, finansus, viską aukoja, žinai, ir tu, kaip fainiai, ačiū, žinai, kaip gerai, kaip smagu. Mes taip priemam meilę, kito žmogaus kančią, kito žmogaus auką, kito žmogaus pasiaukojimą, aukojimus, mes priemam kaip meilės formą. Ir mes neturim kito, tai yra mūsų žodynas. Auka yra mūsų meilės žodynas. Dėl to ieškodami teisingumo, ieškodami santykio, visuomet kainuos. Ir čia pabaigiant tą rif teisingumą, tikrą tobulą biblinį teisingumą, kuomet, jeigu norėsim šito teisingumo, kainuos. Turėsim stotis kaltininkas prieš savo skriaudą, nuskriaustasis turės stotis ir sakyti, tu man svarbiau negu ta skriauda ir nukęsti ir tarsi dar aukotis dėl tavęs, kad tu nedegtum pekloj dėl šito savo veiksmo, aš stojos ir einu pas tave. Vykdykim riv, būkime santykyje, būkime meilėje. Iškalbėjau, eik tu savo. Tai va.